Ką jūs, mažučiai? Šiandien atėjo didelė diena, nes sukapsėjo 2 metai ir Plakiui reikia prasieiti medicinkę, kur jam vėl į šikną kiš probą pažiūrėti, ar jis ne per garsiai perdžia. Ir ta medicinkė vadinama Techo. Jo, vis dar kariauju su Techo demonais. Gal šis kartas bus sėkmingas, šiaip manau, turėčiau visai lengvai pereiti, nes apart padangų nėra prie ko prisikabinti, viskas tvarkoj. Tai pažiūrėsim, gal Techo demonai suteiks mum išganimą ir praleis su šitom padangom. Tai šiaip iš viso endurinį uždėta, net nežinau kiek čia milimetrais to protektoriaus, bet nu davai praleiskit, nes šitą sudrošiu ir užsidėsiu kitą ir bus gerai. O dabar kylam. Ramus iki 27 metų. Tai galvojau dar į kažkokią aikštelę sustot, pasigirtų žalių lapų, bet žiūriu, belė kokį debesys ateina. Ir mosas visas gavo lietaus, pats irgi va blizgantis, permirkęs, bet nieko. Maladies Plakiukas už tai, kad gerai pasirodė, vaikui pripyliau 9-8 visą baką. Tai aišku, serija šito nesibaigs, jaučiu patestuosiu setupą, kaip reikia krautis daiktus, jeigu išvarau į ilgesnę kelionę. Bet iki ilgesnę kelionę reikia endurkiai su 800 kubų minimum, nes kaip tu pravažiuosi. Endurkiai, varysim su Plakiu į kelionę, pamatysit. Aišku, padanga jo endurinė, be žodžių, sugriausiu visus mitus ateinančiam dienom, tiesiog laukit. Taip, susibaigiau dabar visokių maišų, rakandų. Mėginsiu pamontuoti, tai žodžiu viskas prasideda nuo šitos tašės vienos, kurie bet kuriuo atveju bus prisabačinta. Šičia ant šitų kilpų, aplinkui visą galą ir čia irgi ant kilpos ir sakyčiau visai solidžiai laikosi. Ir vietos atsisėst pakankamai yra, tik tai šitos vienos tašės neužteks. Yra kitas su montavimo kilpom, bet lankų pas Plakį nėra. Tai gal įmanoma kažkaip ant šitų kilpučių. Realiai visas šitas svoris yra ant vieno va šito plasmasinio šūdo ir jį dar plėšia iš to maišo. Čia irgi jaučiu įtrauks į padangą į kažką. Tiesiog šitas maišas pritaikytas mocijai su lankais. Čia lankų nėra ir viskas. Tai viską reikės perpakuoti į šitą. Perkraviau hamakus į šitą maišą ir dabar kilpa nebetraukia. Koksai sprendimas. Per vieną kilpą, per kitą, į kitą pusę. Nu ką, žinau, man atrodo pakankamai gerai, ne? Bet čia dar ne viskas. Nes turi dėtis dar šitas. Bas. Aš šaipiausi iš tų fotkų, kur Max perkrautas mocus, bet tu pažiūrėjai, kas čia per šūdas. Nu ką, mėginsi montuoti vis tiek. Nu ką, biškiai absurdas, ane? Daiktų krūva už manęs tokio pat dydžio kaip aš beveik. Ant centrinės kojelės realiai atmeta svorį galos. Nu čia nėra tiek daug tų daiktų, čia realiai yra viskas, ko reikia miegojimui. Filmavimo įranga, pora rūbų. Powerbankas ir pjūkliukas laužui. Tai jau realiai išvažiuoju tik tai porai dienų, bet čia nėra šiaip savo išvažiavimas. Čia yra testas, kaip atrodytų kelionė, tarkim, 2 savaitės. Nu, bet kai atsisėsiu šičia, tas oras kaip ir eis aplink mane, čia kažkaip gausis aerodinamiškai, ne? Nu, žinau, kad juokinga, bet tai bent jau nuvažiuosiu ten, kur reikia. O kažin kas, jeigu ne ant centrinės kojelės, o ant šono pavirščiau. Šitą privalau filmuoti. Neatleisiu savo, jeigu neįamžinsiu, kaip nuverčiu bocą. Nėra toks sunkus. Ir visai stabiliai laikosi viskas. Varysim. Varysim. Nu, 9-8. Ai, be to traukiau kartoną ir išverčiau stabdžių skystį. Ir šiandien lyja visą dieną. Tai šiandien tikrai niekur nevažiuosim. Manau, kad rytoj pajudėsiu. Tai filmavimo šūdai keliaus į maišą. Šitus apsirengsiu, šalmas ant galvos, ant viršaus ir viskas. Ai, dar kaipgi be šitų. Tai ką, pilnas bakas,
Judam. Tik turiu vieną bėdą. Nežinau, kur važiuot. Tai kol kas Karmėlavoje esam. Šiaip nežinau, niekad nebuvau Šiaurės Lietuvoje, Zarasai, Visaginas. Gal ten reiktų palikti. Žodžiu, įkalu šitą šūdą ir lekiam, kur vėjas nuneš. Zarasiukai šovė projektėlį milijoninį, europinį. Oi, čia žymiai geriau negu įsivaizdavau, tik tai, kad tas lietus labai pizdavoja. Nemoku švilpti. Žodžiu, praeksplorinau kažkiek Zarasus minimaliai. Įkaliau mišrainiais, benzu užsipėliau, šiaip į tą vaizdą pažiūrėjau, visai patiko, gerulis miestelis, žiauriai geras. Bet dabar 5:30 vakaro, galvoju, dar yra laiko, reikia nulėkti į tą Visaginą pažiūrėti, WhatsApp tenai, gal pasigriebti kažką vakarieniai, ką pasigaminti ir po to ieškoti kokio spotuko miške, lauželiui ir story time'ui. Šiaurus, plakis, hamakas, ten laužavietė matos ir vanduo šalia, kai gerai. Laužas yra, malkų yra, galim prigulti ir papezėti. Einu aš čia per mišką, ieško tų malkų, drėgnos visos, tai kažkokių sakuotų mėginu labiau rasti. Čia vargstu su tuo laužu, sunkiai įsikuria ir galvoju, o tai kokio bybės čia viską darau? Taigi galėčiau namie pasimti ledų kibiriuką ir įsijungti filmą. Bet ne. Trenkiuos per pusę Lietuvos. Susirandu vietą, kempint kažkokią. Mėginu čia filmuot, kažkaip įdomiai tą video padaryti. Iš karto galvot, kaip montuosiu, kaip reiks daryti. O ką? Nes hebra, šiais laikais gyventi yra taip lengva. Tu tiesiog eini į darbą, grįžti, prakimarini, ateina rytojas ir vėl į darbą, ir vėl tas pats.
visai lengva, ne? Bet kažkodėl šitą formulį neveikia. Tada kažkaip mėgini ištrūkt. Ne, nu iš tikrųjų gal vaibas atrodo, bet atvaryt su mocu į miškių, kai sitys hamaką, laužiuką šalia, žinai, čia kokius arbatytys pasidarai. Ne. Tai ką dabar daryt? Nu, vienas iš variantų yra eit susitept sumuštenį, jaučiu tą ir padarysiu. Tai ką ten pasėjo pala? Sumuštekas. Šiaip šūdinas. Ja, aišku, natūralu, kad čia sėdint ateina jausmas. Noriu namo. Ir be to galvojau, kad bus labiau pamoina vienam keliaut. Visai nieko. Tik tai malkas galėtų sausos būt. Tai būtų pasakyti. Nu, sveiki gyvi. Jo jautėsi vakar, kad trūksta kažkokio stimulo iš miesto išvažiavus, nes visada varydavo į mišką su draugeliu, o dabar vienas, nėra nei ką užkalbint, ryšio nėra ir tu toks atskirtas lieki. Bet čia yra didžiausias minusas, kai varai vienas į mišką, bet ir tuo metu didžiausias pliusas, nes šiandien pakilus ryte, nu toks atsipimpalavęs nuo visko jo atėjęs, nuo nieko nepriklausomas. Toks, žinai, kaip iš Bon Jovi dainos, tipo Wanted, Dead or Alive. Jo, vienam keliauti yra prikolas. Patariu visiems išdrįst ir išmėgint. Šiaip kol pakojos, tai užmiršau vakarą papasakot apie Visaginą. Kaip druskininkai, bet ten net druskininkai, tu taip ir niekad neprivažiuoji į Nemuno. Ten gatvės po 2 juostas, bet jos kaip ir apleistos, toks kaip ir Černobylis. Miestelis mažas, žmonių kaip ir mažai turi gyventi, bet pilna visokių 9-aukščių ir toks galvoji, the fuck, kas čia? Čia kažkoks filmo stage'as, čia kaip tą miestą pastatė specialiai, kad filmuotų Černobylio serialą. Tai va, o kur mausim šiandien, tai niekad dar nebuvau Pasvaly, Biržuose, Rokišky ir Kupišky. Tai gal ką nors prasukam. Šiaip taupydamas vietą maiše ant moco, pasėmiau ploną miegmaišį vasarinį. Galvojau, nu gal nesušalsiu. Nu ir nesušalau, bet jau taip ant ribos. Iš vis tokia debil situacija, kad šiandien yra birželio 14 ir dar ne vasara, vis dar pavasaris. Nu bet tikėkime, savaitės bėgyje ateis tokios naktys, kur nebegalvosi, o gal reikėjo žeminį miegmaišį įsidėti. Everybody gangsta, iki kol reikia tentą sulankstyti. Nežinau, dar niekad nemėginau vienas. Vis tiek geriau negu palapinė. Easy. Rokiškiukai pradedam dieną. Visai fainas miestas. Tik tai atrodo, kad visi miesteliai, kurių nesu aplankęs, bus tokie maži kaip Šakiai. Bet ne vienas iš jų nėra mažas tokie maži kaip Šakiai ir tada supranti, kad ant kiek maži yra Šakiai. Tai žodžiu, įkalu konditerijos biškį ir jaučiu Biržus mausiu irgi nebuvęs. Vos neišvažiavau šitaip.
Biržai Gerumų. Ten tiltas dar pėsčiųjų kažkoks yra. Jo, žiauriai faini prižiūkai, bet prisiminiau, kad man poryt reikia iškeliauti. Tai per rytojų turiu sueditinti seriją ir susiruošti dar kitai kelionį papą. Lupi. Tai galvoju, truputį kariauju su laiku dabar. Įdamu šukavą, pasisuku link Kupiškio ir varau namo. Čia galim prisėti. Žodžiu, važiuoju aš į tą Kupiškį ir užsitemdžiu ekraną, galvoju, neįkvosiu batarkės ragelio. Ir nežinau, kur pasukti, atsidūriau pasvaly. Bet fainas tas pasvalys, ta prasme labai keista, kad žmonių nėra. Su Biržais palyginus žiauriai tuščia. Va, vien žmogus ten, viskas. Tapku policijos pareigūnų. Bet šiaip neįmu į galvą, kad pasvaly atsidūriau, nes žiauriai fainas kelias buvo iki čia. Iki Kauno 173 kilometrai. Sugebėsim vienu chodu. Jiem tai koks skirtumas, jūs vis tiek prie kompo sėdit, žiūrit. Take me home, country road, to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Take me home, country road, take it in there. Take me home, Nugrįžom, turim abi rankas, abi kojas. Nice. Kokias išvadas galim padaryti? Jo, į didelę kelionę su plakiu nuvaryti įmanoma, bet ar verta? Žiauriai gerai būtų šoniniais tašės, gaila nėra jas kaip pritvirtinti. O kalbant apie bagažą, tai jau nusėmiau tašės namo, prasinešiau, nepagalvojau, kad dar norėsiu filmuoti. Kad prieitum šitą apatinę tašę, turi nusimti viršutinę. Viršutiniai yra neperšlampamas maišas, tai jeigu reikia kažko iš dugno, pavyzdžiui, kaip man šakutės vakar reikėjo, turi viską išversti ir pasimti. Ar varysiu ilgesnę kelionę su plakiu? Nežinau, sugalvosim. Kol kas einam pailsėti, nes biškį perpūtė vėjas. Tai chill tiesiog, chill chebrytė.